Šį kartą apie dantis. Mums atrodo, kad dantų gedimas yra neišvengiamas ir užprogramuotas gamtos. Mes tvirtai tikime, kad šių problemų vienintelis sprendimas yra gręžti, plombuoti, grandyti, rauti ar ir keisti implantais. Tačiau tiesa yra šiek tiek kitokia. Dantis nėra pasmerkti gedimui, jei suprantame jų tikrąją prigimtį ir gedimo priežastis. Mes esame įtikinti, kad negalime paveikti savo dantų būklės, bet ką, jeigu dantis turi gebėjimą patys atsistatyti lygiai taip pat kaip oda po sužeidimo, kaip kaulai po lūžio, mumise yra įrašytos apsaugos ir regeneracijos programos, apie kurias kažkodėl niekas nekalba. Na ir suvokus tikrasias problemų priežastis, dantų gedimą galima sustabdyti ir be gydytojo pagalbos. Ir šis suvokimas keičia viską, nes grąžina mums ir atsakomybę, ir kontrolę. Na, o dabar įdėmiai paklausyk. Dantis nėra negyvi akmenys, tai yra gyvas, sudėtingas organas, kuriame vyksta nuolatinė medžiagų apykaita. Po kietu emaliu slepiasi dentinas su daugybė kanalų pripildytų ypatingo skysčio, kuris jungia danties paviršių su pulpa, tai yra nervų ir kraujagyslių centru esančiu danties viduje. Ir šis skystis yra tarsi vidinis dantų gydytojas, judantis iš danties vidaus į išorę ir nuolat teikiantis ten mineralinės medžiagas, kurios stiprina emalį, atstato įtrūkimus ir tokiu būdu užkerta kelią bakterijom ir maisto likučių patekimui į danties vidų. Tačiau, kai organizmas patiria tam tikrų maistinių medžiagų trūkumą, gydantis, palaikantis ir atstatantis mechanizmas tiesiog sugenda. Ir dabar plačiau apie tai. Tai pirma priežastis. Pagrindinė priežastis, kodėl ši sistema sugenda, tai yra chroniškas riebaluose tirpių vitaminų trūkumas, riebiųjų rūgščių trūkumas ir mineralų deficitas. Kai organizmas pakankamai ilgai negauna vitamino A, D, K2, E bei tam tikrų mineralų, tokių kaip fosforas, kalcis ar magnis, mūsų hipofizė, svarbiausių procesų reguliavimo centras, ima naudoti dantis ir kaulus kaip mineralų šaltinį. Antra, to pasekoje dantų skystis, gavęs nurodymus iš reguliavimo centrą, keičia kryptį. Vietoj to, kad tekėtų iš vidaus į išorę ir stiprintų mūsų dantį, šis skystis pradeda tekėti iš danties viršaus į vidų, išnešdamas visas mineralinės medžiagas į organizmą, jeigu ten yra trūkumas, ir tuo pačiu įtraukdamas į danties vidų bakterijas ir maisto likučius. Tada ir prasideda problemos vadinamos ėduonimi. Trečias momentas. Kai organizmui trūksta būtinųjų maistinių medžiagų, dantenos tampa vienas pirmųjų signalų, jos pradeda trauktis, kraujuoti, tampa jautrios, paburkusios ir blyškios, nes audiniams trūksta kolageno, mineralų ir deguonies. Na ir šioje vietoje labai didelį vaidmenį vaidina vitaminas C. Jis yra būtinas kolageno sintezei ir todėl jos stoka lemia dantenų suglebimą ir kraujavimą. Ketvirta. Trūkstant vitamino D, kalcio ir magnio silpnėja dantenų atrama ir pradeda tirpti kaulas aplink dantų šaknis. Tai yra didelė problema daugumai žmonių. Būtent tokiu būdu pradeda vystytis periodontitas. Penkta. Kai organizmui trūksta vitamino K2, kalcis vietoj to, kad stiprintų dantis ir kaulus, jis pradeda kauptis minkštuosiuose audiniuose ir tokiu būdu pradeda formuotis dantų akmenys. Šešta. Ilgainiui, kai dėl šio disbalanso sutrinka organizmo pH pusiausvyra ir mūsų organizmo terpė vietoj to, kad būtų šarminė, ji patampa rūgštinė, tai yra užrūgštinta, mineralai dar labiau kristalizuojasi. Tuomet kalcis gali nusėsti ne tik ant dantenų šaknų, bet ir vidaus organuose, tokiuose kaip inkstai, kraujagyslės, tulžies pūslė ar net sąnariai. Ir tai yra ženklas, kad organizmas yra stipriai užrūgštintas. Taip kad dantenų ir dantų būklė yra tai, kas mums parodo, kas yra iš tikrųjų ir mūsų viduje. Tai yra mūsų vidaus organų atspindys. Na ir dabar šioje vietoje galime daryti išvadą, kad pagrindinis dantų priešas yra ne higiena, o būtinųjų maistinių medžiagų trūkumas
ir šarminė, tai yra šarminė terpė pavirtusi į rūgštinę terpę. Todėl kviečiu Jūs susipažinti su subalansuotais, natūraliais kokteiliais, kurie atstato organizmo pH, aprūpina visomis reikalingomis medžiagomis, tai yra vitaminais, o šis produktas, rytinis kokteilis, jis aprūpina visais reikalingais vitaminais mūsų organizmą. Na ir vakarinis kokteilis, tai yra mineralų ir mikroelementų kompleksas bei vitaminas D. Šių dviejų kokteilių praktiškai užtenka, kad mūsų būtų atstatytas organizmo balansas tiek mineralų, tiek vitaminų, tiek ir šarminis pH. Taip pat yra riebiosios rūgštys tirpios vandenyje, kurių įsisavinamumas beveik 100% ir jos mažina uždegiminius procesus. Na ir dar vienas labai labai svarbus produktas, kurį noriu paminėti, tai yra purškalas IB5 su K2 vitaminu. Jis skirtas visos odos priežiūrai, gleivinėms, visoms gleivinėms, tame tarpe ir burnos higienai, palaikymui, atstatymui. Ir lygiai taip pat gerkliai tai yra imunobūsteris. Tai yra mūsų apsauga tiek iš išorės, tiek ir iš vidaus. Jis gydo karpas, herpius, įbrėžimus, įtrūkimus, nudegimus. Tai yra viską, kas yra susijęs su oda ir gleivinėmis. Tai jeigu tu nori sužinoti daugiau, jeigu tu nori pradėti sveikatinti savo organizmą šių kokteilių pagalba, kai tau nereikia sukti galvos, ką su ko derinti, ką su ko nederinti, ką gerti ryte, ką gerti vakare, viskas už mus jau yra pagalvota. Rytinis kokteilis, vakarinis kokteilis. Ir to pakanka, kad tavo organizmas pradėtų pats grįžti į sveiką būseną. Tai parašyk man ir pasidalinsiu, nuo ko ir kaip pradėti.